tos žinutė visiems kontrabandistams. Kadangi mes visi traktuojam, kad visi, nes valstybės saugumo departamentas, karinė žvalgyba, kad tie, kurie patenka į Baltarusiją, praktiškai visi verbuojami KGB. Taip mes šitą faktą žinom. Tai šiuo atveju, jeigu mes matom, kad kontrabanda, kurią dabar gabena su KGB žinia Baltarusijos, tai labai aiškus signalas mūsų teisėsaugos institucijom. Nežiūrėkit vien tik tai kaip kontrabanda, kaip valstybės išdavystė. Galbūt ne tie, kurie leidžia balionus, bet organizatoriai, tai akivaizdu, kad jie susijęs su KGB ir čia sankcijos turėtų eiti nesutaptim, o plus valstybės išdavystė, čia ir 20 metų, 5 metai kalėjimų. Ir kad valstybė dabar ims maksimaliai dėmesį, šitos problemos neliks, bet jūs gerbėmieji kontrabandistai, padarysim viską, kad jūs ne tik tai atsakysit, bus padaryto pakeitimai statymų tokio, jūs prarasit viską, ne tik jūs, bet ir tie, kurie pradėjo šitą veiklą vykdyti, nes pasirinktas būdas kelia mums... Pasirinktas būdas kontrabanda kelia mums ne tik jūsų biznis, kelia mums gyvybėms pavojų, tai yra civilinė aviacija. 600 balionų su tokiais svoriais, tai yra katastrofa ir jūs tai peržengėte ribą ir valstybė jums susitvarkys. Visos dabar tarnybos susifokusuos į šį valstybės išdavystės faktą ir šito faktų nebebus. Bet jeigu neduok dievė yra korupcijos, nesąžiningumo atvejai, kai padvigubino kontrabandą iki 80% šio būdų, vadinasi, mes turim kažkuria lygmenį milžinišką, ne tik tai spragą, bet abejingumą ir gali būti ir nusikalstamą būtent bendradarbiavimą. Ta turės padaryti NSGK ir aš manau, kad mes sutarsim iš čia. Visa informacija pareigūnų buvo siunčiama. Nuo 21 metų pareigūnai 5 ar 6 kartus siuntė į Vilnių raštus su grifu slaptai. Visa informacija, visa korupciniai ryšiai, visi vadeivos buvo įvardyti. Man kriminalistai pasakė, nei vieną jų raštą nebuvo sureaguota. Nei į vieną. Aš tų raštų tikrai nesu matęs, matyti nebuvo nukreipta, bet faktas, kad visas šitas stogas, jisai turės būti sutraskytas. Bet jums, Lauryna, šiaip naujiena šitą informaciją, kaip ar bent jau Aš manau, kad ne naujiena. Nėra naujiena, ta prasme, kadangi žinau, kad 25% Lietuvoje surūkomų cigarečių yra nelegalios cigaretės. Tai čia faktas, kad tokie dalykai negali vykti, jeigu nėra kažkokių tai sisteminių, struktūrinių dalykų. Bet dabar noriu papildyti dainių. Tie organizatoriai šios kontrabandos, kurie tarnauja Lukašenkos režimui šitoje hibridiniai atakoje, hibridiniam spaudime, jų veikla prilyginta turi būti veikimui prieš Lietuvą. Kada tai bus padaryta? Tai viskas, mes esam parengę įstatymo projektus, manau, čia rengia vis daug kas rengia dabar, suvienysim jėgas ir padarysim dar sesiją. Aš gal dar trumpą repliką į tai, ką sakė, ten suburtos darbo grupės, ten suvienytos jėgos, mėnesį laiko jie būrė grupės darbo, ar nors viena krata yra padaryta. Ta prasme, jūs galite paskambinti bet kurios kaimo pasienio seniūnų ir paklausti. Seniūnai tikrai žino, kuriuose namuose yra laikomos cigaretės, iš kurių yra prekiaujama ir iš kur visi tenais tempia. Nei vienos kratos nebuvo padaryta. Ta prasme, situacija... Čia yra formalus išsisukinėjimas, abejingumas, kas tai yra? Aš esu įstikinęs, kad čia yra korupcija. Ta prasme... Valdžios sluoksniuose korupcija? Be jokios abejonės. Mūsų valdžios sluoksniuose karo akistatos lygmenyje. Be jokios abejonės mes turim kalbėti apie korupciją, apie valstybės išdavimą pareigūnų, būtent SATO, policijos, kriminalinės policijos, prokuratūros. Ta prasme, aiškiai pasakė. Aš galiu truputį patikslinsiu, iš tiesų buvo kratos atliekamos ir neseniai Šalčininkų rajone buvo didelis kiekis kontrabandos rastas, tačiau kai norėjo tuos pareigūnus paskatinti, kurie į rankas gauna 1000, 1300, tai iš Vilniaus buvo uždėta vizą neskatinti. Gerai, Laurynai, purtot galvą ir turėjot porą replikų dar. Aš ne tiek, kad purtau galvą, tik noriu pasakyti, kad 101 yra suimtas, sulaikytas. Kokio lygio žmonės suimė Rasą? Suimami žemiausio lygio žmonės, nereikia... Čia turbūt tie, kurie surenka balioną pievą. Tie nešikai vadinamieji, kurie prieš tai dalyvauja olimpiadose, taip, ten tokiai prabangioj sodyboj. Rengiama vadinamosios olimpiados pas vieną iš šulų, prabangioj sodyboj atrenkami jaunuoliai, taip pat ir nepilnamečiai, kurie nešios tas dėžes nukritusias ir vežios tas dėžes. Tada jie apmokami važinėti su ekstremaliai vairuoti automobilius, jiems duodami galingi automobiliai. Ir iš tiesų, jie ir sulaikomi dažniausiai. O jeigu sulaikomas jau šulas, tai aš pasakau, kas atsitinka. Atsitinka tada, kad jis sako, tavęs čia neliks pareigūnam. Neturim nei vienos papildomos oro gynybos sistemos per šios metus įsigyta. Nei artimo, nei vidutinio nuotolio. Tai yra stagnacija, kurią mes išgyvenom šiais metais. Tai yra prabangus naujoviškiausi namai, 100 000 kainuojančios mašinos. Jų žmonos puikuojasi Instagrame prabangių gyvenimų.
manymu, tai yra iš tų pinigų. Mesgi nežinom, ką jie veža. Mes nežinom, ką jie gabena. Ar ginklus, ar sprogmenis. Mes labai visi linkę tikėti, kad ten tik cigaretės. Čia yra žinomos balionų paleidimo vietos ir žinoma, kokiam aukštyje, kada, kokiu laiku, kurioje vietoje balionai kirs sieną. Ar mūsų pareigūnai tai žino, tai Ot analizuoja? ir paklausiu.